Laikas knygai. Sveiki, mėlyjeji, su jumis Jurgita Ramanauskienė ir kaip įprasta tokiu metu Laikas knygai. Antroji knyga šiandien išties ypatinga jau vien tuo, jog jos autorius Algimantas Čekuolis. Turbūt jau vien tai intriguoja ir kviečia suklusti, ar ne? Žurnalistas, rašytojas, keliautojas ir šiaip be galo protingas žmogus Algimantas Čekuolis parašė naują knygą Staigmenos ir kiti žinomi dalykai. Prekyboje ji pasirodė prieš kelias savaitės. Naujoji Čekuolio knyga kviečia skaitytoją atidžiau pasižiūrėti į Europą, Aziją, Ameriką bei Afriką, nepamirštant ir mūsų gyvenančių prie Baltijos. Publicistas ir rašytojas Algimantas Čekuolis, kalbantis 13 kalbų ir aplankęs per 60 šalių, įdomiai ir kaip jam būdinga šmaikščiai pasakoja apie gentį, kurią valdo moterys, o vyrai dėl to yra laimingi, apie seksualinę nelaimę, dėl kurios kalta medicinos pažanga, apie didžiausią pasaulyje falsifikatų turgų, apie pamestus branduolinius užtaisus ir išpūstą radiacijos baimę, apie teigiamus pokyčius karštuosiuose pasaulio taškuose ir apie nematomas išsivysčiusių valstybių bėdas. Perskaitę šią knygą sužinosite, už ką mūsų civilizacija turi būti dėkinga pipirams, apie šalį, kur liesėti privaloma, apie valstybę, kur šūkis tegyvuoja koką padėjo laimėti prezidento rinkimus, apie geras manieras ir chamus, apie tai, kaip atpažinti populistą ir kaip pažabojama korupcija. Kodėl mokslininkai mano, kad ateiviams iš kosmoso mes greičiausiai nerūpime. Ši knyga – tai žvilgsnis į įdomiausius pasaulio reiškinius, informacija, kuri skaitytoją nustebins. Siūlau įsitikinti. Bet kurį mažai patrauklų valgį, tarkim, senstelėjusi sumuštinį ar stingstančią kiaušinienę sušlamštume pasigardžiuodami, jeigu būtume alkani kaip vilkai. Arba jeigu gerai užpipirintume. Tik nepagailėkite pipirų ir nenaudokite sumaltų užpernai, nes iš tokių tiek naudos, kiek iš šluotražio, jį sukapojus ir sumalus. Padorioje valgykloje, o gerame restorane būtinai, yra rankinė pipirmalė, skirta klientams, tik paprašyti reikia. Jie pasinaudojus pasklinda maloniai aitrus kvapas, akys plačiau atsiveria. Ne, čia neketinu rašyti apie valgių gaminimą. Bet leiskite paklausti, kodėl šviežiai sumalti pipirai tokie patrauklūs? Krienai, garstyčios irgi neblogas dalykas, bet paprastai tinka tik pirmam-antram kąsniui pagardinti. O pipirai jaučiami, kol suvalgomas visas patiekalas. Nors nelabai aišku kodėl. Mes šiaurinėse platumose gyvenantieji pipirus naudojame gana saikingai, tačiau kuo toliau į pietus, tuo maistas labiau užpipirintas. Italijoje, o ypač jo pietuose, Kalabrijoje ir Sicilijoje mūsų vartojami malti pipirai turėtų susigėdę slėptis, nes ten į sceną išeina raudonieji ankštiniai, švaistydamiesi ugnimi. Arba dar baisiau, tie mažiukai nago ilgio, pikti kaip gyvatės įkandimas. O tuose kraštuose juos valgo net su makaronais. Gardaus jums skaitimo ir gražaus ilgojo savaitgalio su knyga. Laikas knygai. Laidą pristato knygynų tinklas Vaga.